Sveiki draugai, tęsiam pokalbių ciklą apie tarptautinę politiką, pokalbių ciklą apie geopolitiką su ilgamečiu JAV diplomatu Algiu Avižieniu. Šiandien antroji mūsų laidelė. Labai dėkojame visiems, kurie pažiūrėjo mūsų pirmąją laidelę, kurie pasidalino. Iš tikrųjų, mes nesitikėjom tokio atgarsio po pirmos laidelės, todėl mums džiugu, kad mes esame reikalingi, naudingi. O šiandien mes pakalbėsime labai įdomią temą, kodėl vakarų visuomenė plačiaja ta prasme miršta, bet yra viena valstybė, kuri priklauso irgi vakarams, visą laiką laikoma vakarų valstybė, kuri tai yra viena valstybė iš 305 turtingiausių Europos ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos narių, vienintelė iš 305, nemiršta, žmonių nemažėja. Nes mes irgi žinom, kad lietuvių tauta kaip po tokia irgi mažėja, mes visą laiką puolam tokią neviltį, depresiją, kad lietuvių to jau neliks. Tai gal tos valstybės pavyzdys ir mūsų paskatins kažkaip kitaip elgtis, kitaip veikti. Gal toj valstybei būtent ir išspręstas tas klausimas, kurio neišsprendžiam mes. Ir toj valstybė yra Izraelis. Taigi, Algi, prašom. Pradžiai norėčiau, kad žiūrovai pažiūrėtų į lentelę, kuri tikiuosi ekrane bus matoma. Ir čia matysime Izraelio gyventojų dinamiką nuo Izraelio kūrimo 48 metais. Tai matome, kad 850 tūkstančių gyventojų turėjo pradžiai, po kelių dešimtmečių jau 3 milijonai, dar keli dešimtmečiai 6 milijonai, o dabar 16 metais jau Izraelio gyventojų 8,5 milijonai. Tai yra 10 kartų daugiau, priaugo 10 kartų daugiau per 68. Per vieno žmogaus gyvenimą. Per vieno žmogaus gyvenimo. Žinoma, iš pradžių nemaža dalis šito prieaugio tai buvo imigracija. Žydai stengiasi sugrąžinti žydus, sionistai turėčiau pasakyti, stengiasi sugrąžinti žydus iš viso pasaulio. Ir iš pradžių tai jiem pavyko, bet paskutiniu metu daug svarbesnis veiksnys yra gimstamumas. Tai apie šitą ir daugiausiai gal norėjome pakalbėti, nes gimstamumas yra pats aukščiausias. Šiaip prieaugis tai yra 3 kart aukštesnis negu EBPO šalių, šitų turtingų šalių. O vaisingumo koeficientas, tas labai svarbus čia yra faktorius, jis yra dvigubai didesnis. Jeigu EBPO vidurkis yra 1,7, kitaip sakant, viena moteris pagimdo statistiškai 1,7 vaiką per savo gyvenimą. Tai negana, reikia, kad būtų bent 2,2 statistiškai. Kitaip šalis, visuomenė pradeda senti ir miršti. O Izraelį tai yra 3, beveik 3. Reiškia, vidutinė izraeliečių moteris pagimdo 3 vaikus per savo gyvenimą. Aš šiek tiek įsiterpsiu, kai mes kalbam apie vakarų Europoje gimstamumą, mes nepamirškim, kad į tą statistiką jau įeina Europos dabartiniai imigrantai, kurių gimstamumo lygis yra gana aukštas, jie turi dažniausiai 3 ir daugiau vaikų, o tuo tarpu tų tradicinių, tų čiabuvių vadinasi šeimos, tai jos ir vieno vaiko neturi. Autochtonų dar yra prastesnė ta padėtis. Tai reikia klausimas, kodėl taip yra, kodėl čia tokia anomalija, kodėl čia tokia išimtis, juk Izraelio gyventojai yra labai panašus į vakarų Europos gyventojus pagal savo mokslo lygį, pagal savo turtą, pagal savo pasaulėžiūrą, galbūt daugeliu atžvilgių. Daugelis pusę žydų gyventojų tai iš Europos ir kilę. Žinoma, ten yra arabų, bet arabai sudaro tik 1/4 gyventojų šitų 8,5 milijonų ir jų gimstamumas tik šiek tiek didesnis yra. Tai visgi yra kalbama apie pačių žydų sugebėjimą skatinti gimstamumą tokį, kad užtikrinti savo ateitį. Ir ne tik ateitį, bet ir klestėjimą. Tai kas čia yra, kame, ir manau, kad čia yra kitoks mąstymas ir kitokios vertybės.
Izraelio gyventojai gyvena pagal kitokius principus. Dar atsiprašysiu, tiesiog reikia iš karto apsispręsti, ar daugiausiai lemia vis dėlto geros ekonominės sąlygos, ar kažkas tai kita. Tai būtent dėl kažko kito, nes žiūrėkim, Skandinavijos sąlygos yra puikios, tai yra rojus, bet kam atvykusiems sako taip, vaikus augint sąlygos puikios, skandinavai, liaudiškai kalbant, nesidaugina. Sąlygos yra geros Jungtiniai karalystiai, gimstamumas žemas. Sąlygos geros yra Vokietijai, gimstamumas žemas. Klausimas. Kodėl? Ką aš norėčiau pasakyti, taip. Dėl Skandinavijos. Tai nors taip yra, kaip sakai, nepakankamai ten gimstam tų skandinavų, bet jie daugiausia iš europiečių skiria gimstamumui. Jie skiria labai stambės sumas. 4% BVP. 4%. Ir tai matosi, tai jų gimstamumo rodiklis yra, truputį arčiau tų 2, bet neperžengia 2,2. O pietų Europai ten skiriama labai mažai, tik 1% BVP eina gimstamumui skatinti. Ir atitinkamai ten rodiklis, tas vaisingumo koeficientas yra nukritęs iki 1. Tai jau paskutiniu metu Italijos spauda, Portugalijos ir Ispanijos rašo, kad jau katastrofiškai krenta. Jau ir dabar į tai buvo mažai, jau nuo 70 metų krenta, bet paskutiniais metais ypatingai vėl nukrito. Tai čia matomi yra labai rimta problema. Ir dėl tų pinigų ir turto daug kas sakytų, čia ne idėjų klausimas, čia yra finansavimo klausimas. Taip, dalinai yra. Bet jeigu valstybė pasiruošus tiek daug skirti gimstamumui skatinti, tai reiškia, jos piliečiai turi remti tą idėją, o Izraelio gyventojų remia. Tai pas jos yra daugiau norų aukotis, nes jeigu 4% skandinavai skiria, manau, Izraelis daugiau, nes ten yra ypatingai geros sąlygos ir darželių yra dotacijos ir moteris yra užtikrintos darbo vietos geriau negu daug kur vakarų pasaulyje. Ir plus dar žydai sutinka sumokėti didžiulės sumas pinigų, kad priimti imigrantus. Jiem būtus tiekia, randa darbą, randa žmonės, kurie padėtų jiem įsigyventi į vietinę visuomenę. Tai yra kaštų, reiškia, sutikimas priimti. Nori žmonės aukotis šitam. Tai visgi yra idėjos. Tai idėja. Yra tai idėja. Būtent, Ir nuo idėjos, sakyčiau, ir to norėčiau ir tai būtent, kolega, tai sakykim tiesiai šviesiai. Yra sionizmo ideologija. Jie yra. Neslėpkim, jie yra kraštutinai nacionalistiniai. Iš tikrųjų, daug to, ką daro šiandien Izraelį, nei viena Europos valstybė, nei viena Europos vyriausybė savo neleistų net daryti. Yeah. Tai vis dėlto gal tikrai pagrindinis pradmuo, pagrindinis, sakykime, stimulas, tai yra tikrai valstybės, tvirtovės, tautos kaip namų bendrų idėja. Būtent gal tai yra, sakykime, gal tai yra paskata tiesiog turėti gausias šeimas ir šeimas. Sionizmas įdiegė tą norą aukotis, kuris pagaliau ir yra labai pelningas ir atneša visiems tą laimę, kurios nori. Ne per egoizmą, bet per bendruomeniškumą jie pasiekia daug. O pasiekia daug, jų BVP yra 300 milijardų ir pagal gyventojų skaičius tai išeina, kad jie už eilinį lietuvį 2 kart daugiau BVP pagamina. Bet tai yra nedaug. Tai sąlyginai nedaug, jeigu mes jie nėra labai turtingi, jie ir turi savo socialistinę dalį, kibucus turi, mes žinom, ir žiūrovai apie tai žino, ir valstybė daug kur įsiterpia, taip kad nesiekiama maksimum pelno, nesiekiama kažkokių turtų, bet siekiama, man atrodo, solidarumo ir bendruomeniškumo. Ir per šitą ateina, jiems pavyko išvengti to kraštutinio individualizmo, kurį turime vakaruose. Vakaruose eilinis europietis galvoja, vaikai, tai kainuoja daug, statistiškai nuo 20 iki 30% šeimos pajamų eina vieno vaiko auginimui. Tai vakarietis galvoja, tai tos pinigus galėčiau skirti, kur nors restoranams, kelionėms, brangesniam automobiliui,
Antram automobiliui. Kolega, dar kreditų išmokėt Jo. už būstą, tai jau toksai paprastesnis variantas. Jo. Na ir šitas egoizmas, tai sakyčiau, yra ta šaknis, bet iš kur jis atsiranda? Jis atsiranda iš netikrų vertybių. Vakariečiai, europiečiai, tai jie skatinami tikėti universaliomis vertybėmis. Jie lyg tai nori už laisvę, jie nori už lygybę kovoti, jie nori rūpintis visų pasauliu. Bet kai pasakai, kad reikia visų pasauliu rūpintis, mylėti visus pasaulyje, tai praktiškai pasakai žmogui įvykdyti neįvykdomą dalyką. Nes jeigu tikrai myli ką nors ir tikrai rūpinės ko nors, tai gali padėti tik labai ribotam skaičiui. Tai užtat, sakau, nacionalizmo idėja yra daug arčiau tikro gyvenimo negu kokia globalistų idėja, kad pasaulyje reikia suvienyti, mes turime rūpintis visais, lygiai taip pat kaip rūpinamės savais. Tai kelias į, sakyčiau, ciniškumą ir galiausiai į tą vartotojiškumą, tą materializmą, kurį turime, kadangi išvaryta yra iš viešojo gyvenimo, iš diskurso, nacionalinė idėja, kad reikia aukotis ir dirbti savo artimiausiai aplinkai, savo tėvyniai. Jeigu visi bus solidarūs ir dirbsime, tai gyvensime iš tikrųjų geriau. Ne, o kaip krikščionybė tuomet? Tai Europa ant krikščionybės pamatų pastatyta, kur iš tikrųjų yra kalbama, kad yra pasaulis, yra bendra šeima. Religijos vaidmuo labai svarbus yra, nes visgi Europai 1500 metų krikščionybė formavo mąstymą, kultūrą. Jeigu nueiname į kokį muziejų, tai matome visas menas viduramžių, tai tik religinis, tik Dievą garbinam, tik architektūra skirta bažnyčiams, žymiausi paminklai tų laikų bažnyčios, muzika sakralinė. Ir viskas religija. Religija labai turėjo didžiulę įtaką, bet tuo pačiu ta mūsų religija, jinai yra universali, jinai siekia įsitvirtinti visam pasauliu, jinai siekia visus pasaulio gyventojus suvesti į vieną tikėjimo bendruomenę. Ir čia yra, aš sakyčiau, ta bėda. Ir čia yra esminis skirtumas. Taip, krikščionybės ir judaizmas. Judaizmas, galima sakyti, sudievina žydų tautą, nes Dievas rūpinasi kuo daugiausiai savo tą išrinktąją tautą. O išrinktosios tautos uždavinys yra garbinti Dievą ir gerbti. Tai būtent religinis klausimas. Ar mes iš tikrųjų neturim tokį atvejį, kuomet pati religija skatina tą tautą, daugintis, rūpintis tauta, čia gal pačios religijos yra jau įtaka. Jo, ir labai stipriai. Atsiminkim, mūsų atveju 1500 metų formavo mūsų mąstymą, mūsų psichologiją, tos rėmus, kuriuose matom, o tie rėmai yra universalūs, globalūs. Ir čia yra visa bėda. Mes per plačiai žiūrim, per daug norim apimti, bet per mažai rūpiname savo artimiausią aplinką. O judaizmas priešingai, judaizmas labai praktiškai suvokia, kad gyvenimas yra kova, konkurencija ir dažniausiai konkurencija tarp grupių. Tai jeigu sugebi savo grupę iškelti kaip aukštą vertybę, o šiuo atveju iškelti iki dieviškumo, tai tada šita grupė konkuruos labai efektyviai. O kita, kuri norės pasiekti, kas yra nepasiekiama viso pasaulio meilė, jinai atsiliks. Ir man atrodo, čia turime tokį atvejį. Tarp kitko, kolega, mes turim dar kitą atvejį, iš tikrųjų, kad viena globali religija, kada nusilpsta, atsiranda kita globali religija. Mes dabar turim tarp kitko atvejį, kuomet krikščionybei nusilpus, mes turim kitos globalios religijos ateimą, tai yra islamo ateimą, jaunesnės religijos. Ir šitam visam fone vėlgi tie patys, tas pats Izraelis, kuris yra kaip tvirtovė toj vietoj su sava religija, su savom nacionaliniam vertybėm, su savam siekiu būti būtent žemėj, nesiplės toliau. Tai gal, sakykim, tikrai tas kelias nedidelės valstybės, bet tokios valstybės tvirtovės, gal jis ir geras, bet tada lietuviam
pagal visą tai, ką aš išgirdau, nu ką reikia tada savo religiją nebent sukurt. Ne, tai va, ir pagonybę atkurt ar savo religiją. Tai sakiau, mūsų atveju 1500 metų formavo mūsų vertybės ir mąstymą krikščionybę į universalę linkmę, judaizmas 4000 metų tą darė. Bet 19 amžiuje, kai pradėjo plėstis švietimas ir pramonė ir technikos amžius atėjo, tai ir pas mus, ir pas žydus pradėjo silpti religija. Tai pas mus matėme kažkokį tai religijos pakaitalą, nacionalizmą, kitur buvo ir socializmas, kitur komunizmas. Komunizmas irgi religijos pakaitalas savotiškas. Tam tikrą prasme, taip. Tai jis paremtas tikėjimu, kad kažkada ateityje bus idealus pasaulis. Ir skatina bendradarbiavimą, savęs aukojimą bendram tikslui. Tai žydai, kaip ir turbūt europiečiai, suprato 19 amžiuje, jeigu norim išlaikyti stiprias visuomenės, tai reikia religijos pakaitalo. Ir tas religijos pakaitalas žydų atveju yra sionizmas. Ir sionizmas tęsia tą pačią tradiciją, kuri yra partikularistinė, kitaip sakant, žiūrim daugiausiai savo kiemą, savo aplinką, savo artimiausią aplinką ir ją iškeliam kaip didelę vertybę, skatinam patriotizmą, skatinam pasiaukojimą tam ir einam, žengiam į pasaulį ir konkuruojam su visom kitom tautom. Ir tą daro jie labai sėkmingai. Tai politinė doktrina, ta prasme, kilo iš religinės, nes religijos tai irgi neatmetė, žydai religijos neatmetė, jie gan religingi ir konstitucijos taigi irgi nėra tenais kaip po tokios. Tai va, ir iš principo, nu kokias mes išvadas galim padaryti, jeigu Lietuvai, apie religiją, tai gal jeigu mes net ir savos religijos nesukursim, bet bent jau tokios apibendrintai. Bet mes turime nacionalinę idėją, tai sakyčiau, iškelkime... Kolega, aš patikslinčiau, mes neturime nacionalinės idėjos valstybiniam lygmenį. Mes jos nebeturim. Ne, mūsų valstybė eina kaip tik link to universalumo. Mūsų valstybė į aukščiausius principus ir tikslus iškelia integraciją į vakarų institucijos, bet tos vakarų institucijos yra kūriamos didžia dalimi tam, kad nebūtų nacionalinių valstybių, kad būtų sukurta kažkokia bendresnė masė žmonių, vartotojų. Ir tai mums aiškina, kad mes siekiame narystę įvairiausiose tarptautinėse organizacijose ir tai stiprina nepriklausomybę, o yra priešingai. Stodami į Europos Sąjungą, pavyzdžiui, ir į kitas tarptautinės organizacijas mes iš tikrųjų tampame daugiau priklausomi. Tai yra priešingybė, ne nepriklausomybė. Ir ką pasakyčiau, jeigu didelę dalį tautos kažkokių funkcijų perima tarptautinės organizacijos arba kokie kitos galingos valstybės, pavyzdžiui, Europoje gynybos klausimą sprendė ir toliau sprendžia žymė dalim Amerika. Tai reiškia, šitą atsakomybę atpuola nuo europiečių. Amerikiečiai rūpinasi jų saugumu. Tai jie gali daugiau skirti pinigų malonumams, ekonominiam vystymui, patogiam gyvenimui. Paskui ateina Europos Sąjunga, tai jinai perima ekonominį valdymą. Tai vėl nacionalinės valstybės nebeturi ką veikti ekonomikos valdymo srityje. Praktiškai lieka savivaldos lygmenį valstybė tampa ypač smulkios. Užsienio politika irgi labai žymė dalim dominuoja Amerika, o buvusiam rytų bloke, tai Rusija, Sovietų Sąjunga dominavo. Tai iš Europos tautų atimė nemažą dalį atsakomybės už bendrus reikalus, bet to pačiu atimė, man atrodo, ir rimtų susirūpinimų savo bendrą ateitim. Tai europiečiai tampa daugiau tokie, vaikai, kurie gyvena šiai dienai. Vat būtent infantilumas, toksai tautinis infantilumas atsiranda ypač tų valstybių, kurios priprato metus gauti paramą, metus globojama, jiems net įstatymai yra nuleidžiami, jie nukopijavo, nukopijavo, toksai tautinis infantilumas atsiranda. O ypač nuo 1970 metų čia matom pradžią intensyvios globalizacijos, kai ypatingai išaugo tarptautinė prekyba ir tas reguliavimas ekonominių dalykų, tas kartu viskas eina. Ir nuo tada iš tikrųjų galima žiūrėti vakarų Europai, tas ir gimstamumas pradėjo mažėti. Tai galima net ir statistiškai parodyti, kaip neigiamai veikia tautai
priklausomybė nuo užsienio institucijų arba globėjų. Tarp kitko, jeigu kalbėti apie 70-uosius, 700-ųjų vidurį, tai čia yra ir integracijos, globalizacijos kapitalistinės procesai, ir gerovės valstybių tų socialinių garantijų mažinimas. Vienos algos principas JAV pasibaigė 75-76 metai. Smukimas prasidėjo maždaug 70-75 metais JAV, tai, sakyčiau, nuo Vietnamo karo. Ir nuo tada praktiškai pradeda stagnuoti gyvenimas. Tai labai toks paradoksalus dalykas, mums giria labai ta tarptautinė integracija, čia atneš mums ir šviesą, ir gerovę, bet iš tikrųjų atneša stagnaciją, o su laiku net ir, sakyčiau, atbulyn einam. Dabar nuo 2008 metų mums globalizacija, vakarų integracija atneša didelę stagnaciją. Bedarbystė didžiulė tarp jaunimo, kur pietų Europai, tai 40, 50, 60% ispanų, italų, portugalų jaunų žmonių neturi darbo. Tai dar viena priežastis, aišku, kodėl jie vaikų negimdo. Socialinė, ta sudedamoji vadinama. Nu, mes šiek tiek nuo Izraelio perėjom prie tokių mums artimesnių dalykų. Bet toks ir tikslas. Taip, nes iš tikrųjų mes taip ir kaip ir išėjom iš paprasto prie sudėtingo. Kuo daugiau tauta rūpinasi savim, tuo jinai bus solidaresnė, o jeigu yra solidari bendruomenė, galima ir tikėtis ir ekonominio klestėjimo. O ekonominio klestėjimo ilgainiui neverta tikėtis, jeigu tauta pasidaro tokia išsivaikščianti ir kiekvienas rūpinasi tik savim. Nu tai ką, ačiū tada už pokalbį, ačiū, kad pažiūrėjot, tikiuosi pasidalinsit, bus tų pokalbių iš tikrųjų daugiau, bus ir trumpesnių laidelių, labai kvieščiau visus, kas gali pasisakyti kitaip, negu tai kalba oficiozai, kitaip skambinkit, rašykit, ateikit, kalbėkit, viso gero.